Visų pirma, reikėtų pasveikinti Džiugą su pergale. Džiugas šiandien buvo pasiruošę mirti aikštėj dėl kiekvieno žemės lopinėlio ir tas jų atsidavimas, ta jų aistra ir nežinau, kažkaip galbūt mūsų užmygdė, mūsų žaidėjus. Ne? Mes buvom suplanavę visai kitaip ir sunkiai, sakykime taip, sunkiai rasdavom kelius prie varžovų vartų, o ką buvom kalbėję, tai kad vienas iš pagrindinių pliusų šitos komandos ir jėgos, tai greiti išpoliai ir greiti išėjimai, perėmus kamuolį, pakeitimas aikštės pusės į greiti išėjimai. Tai va, tą žinojom, bet, kuomet mes prarasdavom kamuolį, netokio mes laukiam, sakykime taip, netokių veiksmų laukiam praradus kamuolį. Tai, sako Džiugo, taip kaip mes priimam pergalės, taip ir mums reikia priimti, sakykime taip, vyriškai priimti šitą pralaimėjimą. Taip, kad antram kėliny galbūt kažkur tai jau buvo atsiradę, sakykime taip, šviesulys, galbūt kažkur tai visai kitaip mes pradėjom išnaudoti erdves už gynėjų nugarų ir galbūt sau leidau pamastyti, kad bręsta įvartis išlyginamasis ir kalbėjom su vaikinas, kad jeigu įmušim vieną, mes laimėsim, bet pagarba Džiugo vyram, sakau, jie daug atidavė jėgų šituose rungtynėse ir pelnytai nugalėjo. Aišku, kalbant apie aikštės kokybę, aikštė yra vienoda abiem komandom, bet dabar susidaro toks įspūdis, kad Šiauliuose truputį jau kitokį žaidėją, sakykime, jie man geresnės aikštės, gal net geriau žaisti, taip, pagal stilių. Jūs gerai pastebėjot, aikštė yra vienoda abiems komandoms. Jo, mes norim žaisti kitaip, mes norim dominuoti, mes norim žaisti kaip įmanoma daugiau su kamuoliu, taip, jo, galbūt šitoj vietoje jo yra kur pasitempt, kas liečia aikštės kokybę, bet mes šiai dienai turim, ką turim ir mes turim adaptuotis prie šitos aikštės, o nelaikyti jį kaip kažkokį tai pasiteisimą, jeigu mums kažkas nepavyko, mums nepavyko dėl aikštės. Mes šiandien susifeilinom, mes šiandien buvom netokie, kaip kolega treneris sakė, jo, ant popieriaus galbūt mes jo ir garsios pavardės, bet žaidžia gyvi žmonės. O šį kartą sakau, reikia nuleisti galvą, reikia pasiraitoti rankovės ir reikia kibti darbus ir ruoštis Gargždam, nes ten tikrai lengva nebus. Gyvenimas vis tiek tęsiasi, kaip ir sakot, ruošitės jau, pasiruošimas Gargždam prasideda rungtynėms su Banga jau šiandien turbūt po rungtynių. Buvo žaidėjų, kurie, iš tokio pozityvo, sakykime, nors gal ir sunku rasti, bet vis tiek pasirodė aikštėje Sigitas ir mačiau, kad ir jau Lukas protokole. Kaip su traumuotais žaidėjais dabar situacija? Jo, Sigitą išleidom, jo, toks buvo sumanimas. O kas liečia Luką, jo laukiam su kiekvieną dieną, jam vis yra gerin, bet vėlgi, kas liečia žaidimą, kas liečia rungtynę su Gargždais, tai kas liečia Luką, tai yra daugiau klausimų negu atsakymų, bet tai va.